Yra tokių vaikų, kurie į viską per stipriai reaguoja. Jis erzina rūbai, siūlės rūbose, jie nemėgsta prisilietimų arba žmonių susibūrimo vietų, tokių kaip parduotuvės, šventės. Ir tėvams su tokiais vaikais išeiti yra tikras iššūkis. Kodėl taip atsitinka? Apie tai pakalbėsime. Ir šiandien su manimi yra Klaipėdos universiteto profesorė, socialinių mokslų daktarė, Delfinų terapijos centro vadovė Brigita Krivinienė. Labas, Brigita. Labas. Labai džiaugiuosi, kad radot laiko ir paaukojot kažkokią dalį savo atostogų, nes kitaip mums nepavyko niekaip susiderinti šiam pokalbiui. Ir aišku, aš noriu pirmiausia pradėti nuo to, kad delfinariumas, vadovauti tokiai egzotiniai veiklai, tai tikrai čia yra wow. Ir noriu paklausti, mes Lietuvoje turim delfinariumą, kas dar Baltijos šalyse turi delfinų arba naudoja delfinų terapiją? Delfinų terapija turbūt artimiausiai, kas turi tokią paslaugą, tai yra Vokietijos centras, ispanai, toliau jau jeigu žiūrėti jau visai toliau už jūrų marių, tai jau amerikiečiai, Meksikos įvairios organizacijos. Tai nėra dažna galbūt paslauga ir taip, iš tiesų, Lietuva turbūt turi tokią unikalią terapiją, tai delfinų asistuojama terapija. Tai labai džiaugiuosi tuo, kad galbūt ne tik vadovauju, bet turbūt čia daugiau net ne vadovavimo, o atsakomybės klausimas, nes kadangi darbuojasi daugiau negu 20 metų šito įstaigoje, tai dirbau ir senoje terapijos programoje, kai tik tai prasidėjo pirmieji žingsniai ir vėliau jau, aišku, surinkom ir mokslinių tyrimų duomenis ir žiūrėjom, ką reikėtų tobulinti. Tai ir 2015 metais atsirado ir atsidarė naujas visiškai delfinų terapijos centras ir mano vizija buvo tokia, kad tai būtų centras kompleksiniai pagalbai teikti, kai yra ir delfinų terapijos, ir papildomos veiklos, papildomos paslaugos teikiamos visai šeimai, nes ne tik delfinų terapijos reikia, bet ir kitų papildomų paslaugų, kai mes kalbam apie vaikus su ypatingais poreikiais, su negale, su šeimų problemomis ir taip toliau. Man atrodo, jūs pati kažkokiam pokalbį esat minėjusi, kad savo daktaro disertaciją apsigynėt Suomijoje. Ir aš kažkodėl pagalvojau, kad Suomija ir turi delfinariumą, nes jūs būtent ir disertaciją gynėtės šią temą. Taip, iš tikrųjų jie turėjo, jie nebeturi delfinariumo, tai buvo, kad iš tiesų įstojau taip į doktorantūrą Suomijoje, tai labai tokioje egzotiškoje vietoje, Laplandijoje, ten, kur gyvena kalėdų senelis. Ir juokiausi, kadangi, Suomiai turi tokius ilgus procesus viskam, mes lietuviai truputį greitesni esam, tai kaip pavyzdys, ar ne, kad tu esi parašęs savo daktaro disertaciją, bet pagal jų tvarką turi vos ne pusmetis praeiti, kol jinai susiguli, kol dizainą sukuria, kol leidyba, kol visa kita. Tai žodžiu, čia tas laikotarpis toksai buvo, ruoštis gynimuisi. Tai lygiai taip pat apsigynus, kadangi apsigyniau vasario mėnesį, tai diplomą gavau turbūt tik tais gal kokią gegužę, nes irgi ilgi procesai. Tai kai grįžau, kolegos pasitiko ir sako, parodyk man, mums diplomą savo. Tai parodžiau Kalėdų senelio diplomą, nes tuo pačiu lankiausi Kalėdų senelio sostiniai ir ten išduodamas sertifikatas. Tai toks juokas buvo iš tikrųjų su tom studijom. Man visada buvo įdomu, kas tokio vyksta su ta delfinų terapija vaikui, ko nėra sausumoje. Kas ypatingo atsitinka, kai vaikas atsiduria vandenį su tuo delfinu? Tai kas ypatingo, iš tikrųjų daug ypatingų dalykų, gal taip pasakysiu. Kodėl? Todėl, kad pirmiausia, aišku, ta specifika paties gyvūno, aplinkos, pačios metodikos. Tai keletą tokių veikiančiųjų faktorių. Pirmiausia, aišku, apie delfinus. Tai kalbant apie patį delfiną kaip gyvūną, tai delfinas yra
ilgiausiai iš visų žinduolių išlaikantis žaidybinę elgseną. Kai mes kalbam apie kažkokį tai pokytį, apie terapiją, visada mums patiems irgi būtų malonu, ar ne, kad tai vyksta fainiai, kad kažkas tai, ar ne, kad vyksta žaidyba kažkokia tai, o ne kad tau reikia dirbti. Tai vaikai didžiausią savo potencialą atskleidžia tada, kai jie iš tikrųjų yra natūralioje erdvėje, kai jie iš tikrųjų paskatinamės jų ir tą žaidybinę elgseną ir kartu siekiam savo tikslų. Tai va delfinas mums yra labai puikus tas asistentas, nes labai greitai prisitaiko prie situacijos, be proto nori bendrauti ir būna netgi, pavyzdžiui, vaikas ant platformos, žinot, jeigu mes turim, pavyzdžiui, su autizmo spektro sutrikimu, tai tikrai gali būti, kad, pavyzdžiui, netgi ar stumia, ar nusisuka, neišlaiko akių kontakto, dėmesio. Tai delfinas yra toks žinduolis, kuris išlys iš vienos pusės, iš kitos pusės, kamuolį atneš. Žodžiu, jis visą laiką yra eteryje. Ir nori, nenori, tu visą laiką jį matai tiek čia, ar ne, ir tu gali va tą potencialą išnaudoti, kad komunikacinė elgsena jo yra labai aukštame lygyje. Kitas dalykas, gyvūnai iš esmės jie komunikuoja labai paprastam lygyje vaikams, suprantamu būdu. Ir kai mes suaugę komunikuojam, mes komunikuojam truputėlį sudėtingiau. Tai vaikams tas yra labai patogu, nes jie iš gestų, iš tam tikrų specifinių garsų, jisai supranta, ko tas gyvūnas iš manęs nori ir dėl to specialistas yra tarsi toks mediatorius tarp gyvūno ir paciento, nes mes vadinam savo klientus pacientais, ar ne, tai jisai medijuoja. Kitas dalykas, aišku, tai yra vandens erdvė ir naujoje terapijoje mes turim labai gerai pritaikytus baseinus, nes vėlgi vanduo yra toksai ypatingas faktorius, dar pati pirmoji sensorinių sutrikimų tyrinėtoja Jane Ayres, jinai aprašė apie tai, kad neaišku kodėl, bet vaikai, kurie turi įvairiausių psichikos ir elgesio sutrikimų, juos labai traukia vandens erdvė ir negali net paaiškinti sensoriškai, dėl ko taip yra. Tai va ta erdvė, jinai iš tikrųjų turi tą ypatingą trauką. Kitas dalykas, aišku, kad begalė sensorinių poreikių yra tenkinami vandenyje. Mūsų klientas, aišku, jisai dėvi hidrokostiumą, tai yra ir vertimo funkcija, yra galimybė ir keisti pozicijas, kas yra reikalinga sensorinių sutrikimų atvejais. Taipogi veikia tiek akių rankų sujungimas, tiek ir visa posturalinė kontrolė. Galim labai lengvai pakeisti kūno padėtis, formuoti multitas užduotis ir taip toliau. Na ir aišku, kita dalis, kas yra viena svarbiausių man tikriausiai kaip vadovių, tai yra gerai paruoštas personalas ir profesionalų specialistai, kurie dirba. Tai visi mūsų centre specialistai turi būti ne tik tai delfinų terapeutai, bet ir sensorinių sutrikimų specialistai ir išmanyti neurosensomotoriką, nes jeigu kalbėti apie visą tą profesinę prasme F grupės sutrikimų grupę, tai arba psichikos ir elgesio sutrikimus, visi turi sensorinių iššūkių arba poreikių, arba sutrikimų. Tai ir tą yra labai svarbu atliepti, tada mes galim duoti potencialą, eiti toliau, ar ne? Jeigu aš noriu būti terapeutu delfinų, koks mano turi būti išsilavinimas, ką aš turiu būti baigęs? Tai jūs galit būti baigę arba, sakykime, reabilitacijos mokslų kryptį, tai kineziterapija, ergoterapija, medicina arba socialinių mokslų psichologija, socialinį darbą, specialiąją pedagogiką, jeigu iš edukologijos krypties. Ir tada jau jūsų laukia metai laiko podiplominių studijų programa, kurioje jūs jau mokysite specifinių dalykų. Aišku, pati geriausia dalis tai yra praktika. Taip, dabar aš žiemą kalbinau irgi iš Klaipėdos universiteto apie šunų terapiją, tai mes ten irgi kalbėjomės, irgi ir dėjom ir iki skaitimo ten sutrikimo, irgi įdomu labai buvo. Yra arklių terapija, terapijų yra daug.
Dabar delfinai. Aš įsivaizduoju, kad tai yra gan brangus malonumas patį delfiną išlaikyti, jį prižiūrėti, juk jie irgi ir serga, ir sensta. Kuom ypatinga, gal ne taip, kad kuom ypatingai jau ir taip jie yra, bet kuo skiriasi nuo kitų gyvūnų? Kokius bent 3 kriterijus, tokius esminius. Nes, sakykime, aš turiu vaiką bijo šuns, ar ne? Tai aš jau niekada į tokią terapiją. Pavyzdžiui, autistiško spektro vaikai, jie būna, kad bijo vandens, o gal bijo gyvūno, gal jo net nemato to gyvūno. Arba reikėtų tą hidrokostiumą apsimauti. Aš įsivaizduoju, kad irgi iššūkis yra, ne kiekvienas autistiškas vaikas jį užsidės. Ir, kaip būna, kaip tada reikia tėvam paaiškinti, kad atsiprašau, bet jums netiks šitą terapiją, ar kaip? Aš dabar pagalvojau, kad įvardinot labai daug baimių, su kuriuom atvažiuoja tėveliai. Tai vat. Jo, tai va, ir iš tiesų, tą, ką pasakėt jau kaip specialistė, turbūt dažnai atsiveža tėveliai irgi labai didelę galvą minčių, ar ne? Ir ta baimė kartais persiduoda ir vaikams. Tai jeigu kalbėjote apie tuos veikiančiuosius faktorius ir tą tokį unikalumą, tai vat jūs ir pasakėte, ar ne, kad yra hidrokostiumas. Tai jau galėtų, ar ne, suskatinti tam tikrus sensorinius iššūkius, apsirengimą ir taip toliau. Bijoti vandens, bijoti dar kažko. Tai labai tikriausiai svarbu iš metodinės pusės tą tokį akcentą dėti į tą neurosensomotoriką, nes nėra baimė tik tai čia. Jis, jeigu bijos pas mus kažko, bijos ir kitoje aplinkoje. Nėra taip, kad atvažiavo į centrą pas mus, ar ne, ir atsitiko kažkoks tai unikalumas, kad pavyzdžiui bijojo įlipti į baseiną. Ir dažniausiai koks yra įdomus dalykas. Bijo tai ne vandens, o bijo bortelio, nes nemoka perlipti. Kai mes kalbam apie vaikus su sensorikos sutrikimais, tai ką jau ir minėjau, ar ne, kad vanduo dažniausiai yra traukiantysis faktorius. Dėl to mes jį galim labai gerai išnaudoti tam, kad parodyti, kad yra dar žaidimų partneris, yra delfinas, su kuriuo mes galim kurti komunikaciją ir tą galim perkelti į realų gyvenimą. Tai dažniausiai atvažiuoja vaikai, kurie labai puikiai maudosi jūroje, ežere, kur yra ėjimas į dugną. Pas mus į dugną ėjimo nėra. Pas mus yra įlipimas. Ir mes, kai klausiam tėvelio, ar yra buvę baseine, ar ne? Ne, niekada gyvenime. Tai kodėl jis neturėtų bijoti? Jam pirmą kartą gyvenime matosi bortelis, ar ne, per kurį reikia perlipti ir įlipti į baseiną. Tai čia yra tokios motorinio planavimo, sakykime, praktikos, kurias mes turim išmokti. Ir kai mes tą išmokstam, mes jau įgyjam papildomą įgūdį. Galbūt pagrindinis tas dalykas, kad gali išnaudoti vandens erdvę ir gali labai daug atliepti sensorinių problemų, taikyti sensorinės dietos principus, kas yra tikrai tas akstinas eiti tolyn, nes supraskim tą dalyką, kad kuo daugiau sensorinių iššūkių problemų, tuo labiau stoja vaiko natūrali raida. Sakau, jeigu jūs turėtumėt kokią atsilupusi nagą ir jums reikėtų pūkuotą megztuką apsirengti, jūs renksitės, ar ne, bet visą laiką vis kažkas jūs stabdo, erzina, paskui pradeda labai erzinti ir jūsų tikslas vienintelis, ar ne, nes mes grįžtam į tą fiziologinį lygį, mes norim komfortiškai jaustis. Aš noriu tą nagą susitvarkyti, nusikirpti ir kad galėčiau patogiai vilktis tą megztuką. Tai čia lygiai taip pat, ar ne? Tai kad visą laiką sensoriniai poreikiai jie kažką tai stabdo, įsitempia vaikas ir taip toliau, ir jisai kažko tai negali atlikti būtent dėl sensorinių iššūkių, kurias reikia peržengti. Tai va čia yra pagrindinis turbūt dalykas, kad dirbdami komandoje mes galim labai daug atliepti tų sensorinių stimulų, nes todėl, kad, kaip jūs ir sakėte, tai yra labai brangu, tai yra visiškai nekomercinė veikla ir tai yra veikla, kur labiau tokia misijinė. Ir vienoje terapijoje dirba apie 15 žmonių, kad padaryti vieną užsiėmimą. Taip, nes dirba didžiulė komanda ir tiesiog tokios yra sąlygos. Dabar mes, pavyzdžiui, specialistai žinom, kad vaikas elgiasi neadekvačiai, ten arba reaguoja, arba iš vis būna kartais, kur reikia, nereaguoja, dėl to, kad yra arba nesubrendusi, arba nestabili nervų sistema. Čia viskas yra aišku. Ir norėjau paklausti, ir dar
būna dar vis gaju yra, aš parduotuvėse pastebiu, kada ateina šeima su autistiško spektro vaikais, ten vaikui kažkas dirgikliai sužypsėjo, muzika nepatiko ar kvapas, pakelia isteriją, jisai nesusitvarko. Ir būna, sėdi žmonės, sėdi, sakau, stovi eilėje ir sako, oi, išlepino, oi, diržo jam. Vis, aš galvoju, trūksta dar ypač vyresniai kartai tos informacijos ir kaip stebėdami, ką daryti ir kad gal iš viso į tą šeimą, bent jau girdint, nekritikuoti, tai mamai ir taip yra stresas didžiulis. Ir kaip reikėtų atpažinti, kad čia yra ne vaiko kaprizai ir ožys, o tikrai jisai nesusitvarko su iš aplinkos ateinančiais dirgikliais. Taip, iš tiesų tokių situacijų turbūt būna daug, jeigu vaikas, kuris turi sensorinių iššūkių, ar nenueina į parduotuvę ir jam, kaip sakot, ar tai šviesa, ar tai garsas, kvapas, laikrodžių tiksėjimas, kurių mes paprastai negirdim, o jie gali girdėti, ar ne, tai tų trigerių gali būti labai daug. Aišku, kalbant apie, sakykime, tą paauklėjimą, tai čia tokia viena pusė galbūt problemos, nes šeima, kuri augina vaiką su individualiais poreikiais, iš tikrųjų išgyvena ir taip pakankamai daug streso, nes, kartais būna toks bandymas tarsi prie tos normos kažkokios tai priartėti, ar ne? Tai tie papildomi komentarai, be jokios abejonės, jie padaro didžiausią turbūt žalą ir geriausia, turbūt tinkamiausia būtų nereaguoti iš vis į kažkokią tai situaciją. Tai jeigu, sakykime, mes matom, kad vaikas parduotuvėje nukrito, šaukia, tai dažniausiai, aišku, patys tėveliai žino, kas su juo yra ir tikrai nereikia mums visiems žinoti, kokia vaiko diagnozė. Jokių būdų, tai tiesiog, ko gero, dėmesio toks perdėtas neatkreipimas, tai yra didžiausia pagalba šitoj situacijai. Dabar kaip žinoti, ar ne, tai aišku, kai tu augini vaiką, tai labai daugelis dalykų jau matosi vaiko raidoje. Ir jeigu tai yra pirmas vaikas, dažniausiai susiduriam su ta problema, kad tėveliai sako, žinot, čia mūsų buvo pirmas vaikelis, mes neturim su ko palyginti. Tai jeigu yra antras vaikelis, kuris turi tų sensorinių iššūkių, tai paprastai jau mato tėveliai, kad su šituo buvo kitaip, ar ne, kai aš auginau. Tai jau galim iš tikrųjų žiūrėti nuo pat pradžių. Tai ką mes darom irgi vertindami sensorinius poreikius, mes visą laiką surenkame anamnezę, tai yra nėštumo, gimdymo istorija. Aišku, vyresniai kartoje mes galim nežinoti, ar ne, gal mums ten mamos nepapasakojo kokią tą gimimo istoriją. Bet šiandien dienai, tai jau turint vaikelį, tai kaip pavyzdys, jeigu tavo vaikelis jau gimė Cezario būdu, tai statistiškai jau įmanoma, kad jis gali turėti tam tikrų sensorinių iššūkių. Tai nesakau, kad tai yra diagnozė, ar ne, nes sensorika ir diagnozė du skirtingi dalykai. Bet gali būti, pavyzdžiui, taktilinis jautrumas, tai galim netgi matyti, kad, pavyzdžiui, vaikelis verksmingesnis jau nuo pat mažens. Jautriau užmiega, jau tada jau visi ant pirštų galiukų vaikšto, neduok tu Dieve koks garselis, nes jau taip pat pabus tas vaikelis, pradės verkti iš karto. Gali bijoti svetimų žmonių, gali greitai atsirandančių žmonių išsigąsti. Gali, sakykime, turėti žemesnį raumenų tonusą, tai tą gali matyti netgi pagal jau vėlesnę raidą. Pavyzdžiui, kaip sėdi, ar jau 7 mėnesių jisai sėdi, ar nenulaiko vis tiek dar liemens, dar reikia su pagalvėlėm paremti. Ropojimas. Tai va čia yra pagrindinė turbūt fazė, kurios nereikia praleisti ir labai dažnai cezarinukai ją praleidžia ir jie stipti ir atsistoja ant pirštų galiukų. Ir ką mes turim? Kaip ir galbūt ir nieko, bet emociškai žiūrim, jie yra jautresni. Kodėl? Todėl, kad vestibulinis aparatas išsivystė šiek tiek kitaip ir vis tiek natūrali vaikelio raida yra tokia, kad jis turi ant 4 ką daryti? Paropoti, pasviruoti, ar ne, tai kas vyksta, tai tuo metu dirba taip visa jo limbalinė sistema, kas susijęs su emocijų įtvirtinimu ir tuo pačiu vystoma vestibulinė sistema. Tai tas yra labai svarbu.
kaip ir stovėjimas ant pirštų galiuko. Jeigu mes matom jau, kad vaikšto ant pirštų galiuko ar ne, nepilnai stato pėdą, aišku, gali būti įvairios problemos, bet tai irgi galim įtarti jau, kad pavyzdžiui, tada blauzdos raumenys bus pertempti, nes visą laiką apkrova, nu jūs vaikščiokit visą laiką su kabliukais, ar ne, nu kas bus. Bet kažkur jau bus irgi hiperkompensavimas, tai yra kiti raumenukai gali būti kaip tik pasilpę. Sėdėjimas W forma, pavyzdžiui, atsisėda va tos kojelės, ar ne W forma, vieną rankelę pasiremiu ir statau ten kažkokias kaladėlės. Kas tuo metu vyksta? Tuo metu vyksta. Visiškai pilvas išplera, tai yra jis nedirba ir, aišku, burnos mechanizmas nesivysto, nes mūsų liemuo, mūsų centras yra viso vystimosi ir mes turim, į krėslą atsisėskim, ir burnytė atsipalaiduoja, atsidaro. Ne? Tai lygiai taip pat ir čia. Tai ne tik galbūt ortopedinė problema, bet ir gali būti ir sensorinė problema. Tai daug tokių dalykų. O daugiausia turbūt, ką iškart matom, tai tą verksmingumą. Jeigu, pavyzdžiui, emociškai vaikas labai jautrus, tai pastebim labai greitai. Tai dažniausiai liudija apie vestibulinės sistemos sutrikimus arba ypatingą tokį iššūkį arba jautrumą. Todėl, kad vaikų, kurie turi blogiau išvystyta vestibulinė sistema, praleista kažkokia ropojimo ar ten, sakykime, kita fazė, galbūt irgi nepilnai integruoti kažkokie tai refleksai, sakykime, kas yra svarbu verčiantis ant pilvo, žaidžiant su žaisliukais ir taip toliau, visa ta ankstyvoji raida yra ypatingai svarbi. Tai mes turim vaikelį, kuris dažniausiai yra įtampoje. Jo migdolinė liauka, kuri atsakinga už emocijų tokį užsotinimą, dažniausiai tokia įsitempusi. Ir atrodo, mažo lašiuko užtenka kažkokio, jau žiūrėk, tragedija, sprogsta. Ir tikslas yra nesumenkinti, sakykime, moralizuoti, nes savivertė vaiko dažniausiai irgi yra mažesnė, tie, kas turi to vestibulinį jautrumą. Ir jie ypatingai jautriai reaguoja į kritiką. Pasakyk tu, kad, oi, kažkoks mamičiukas, prie mamos, prilipęs ten. Tai va čia yra didžiausia iš tikrųjų bėda, nes mums kaip tik reikia paremti, kad jisai jaustųsi geriau, kad jisai nusiramintų, išmoktų emocijas reguliuoti. Jaustųsi saugiai. Taip, tai tas yra labai labai svarbu. Tai va, tą sensoriką iš tikrųjų mes jau matom turbūt ankstyvojoj raidoj. Ir kaip pavyzdžiui konsultacijose kalbam su tėveliais, tai jau kalbant, jau tu matai ar ne, kur kokių dalykų tarsi pritrūko, kad būtų ta jo raida sinchroniškesnė ir kad netrukdytų tolimesniai raidai ir kitiems etapams siekti. Aš irgi, kai konsultuoju, turiu pasidariusi tokį klausimyną tėvams, irgi pasižiūriu anamnezę ir tikrai galiu paantrinti, kad labai dažnai būna parašyta, kad vaikas neropojo. Ir čia mes taip labai gražiai, aš net klausimą buvau pasirašiusi, kaip nervų sistema ir sensorika susijusi su kalbos raida. Vat jūs iš savo pusės, sensorika ir kalba. Kodėl vaikas, pavyzdžiui, pas manęs atveda mama, ten blogai kalbančių arba nekalbančių vaikų, 2-4 metų amžiaus, aišku, pas logopedą, jūs kažkaip tai darykit. Ir aš pradedu dirbti ir aš matau, kad iki kalbos dar jam kaip iki kosmoso, nes ir jautrus, ir bugštus, ir greitai susdirgsta, ir palenda po stalu, rodo visų kūnų protestą, kad aš arba būna ramstosi, va taip, visaip ten kažkaip, tiesiog atrodo, kad nualps, žiovauti pradeda. Tai ir yragi tie signalai, kad nervų sistema yra antiek pertempta arba antiek išsekusi, kad vaikas neturi resursų mokytis. Ar aš teisingai mąstau į tą pusę? Manau, kad tikrai taip, nes bėda yra kokia, sakykime, lygiai taip pat mes turim kartais tokių atvejų, ar ne, kai sako, sėdi mokyklai, nesukaupė dėmesio. Ką reikėtų daryti, kad tiesiog sėdėtų suolė? Gal pagalvėlę padėti, gal dar kažką tai, ar ne? Bet, viskas veikia tokiu būdu, kad, jeigu mes prisimintume Maslow poreikių hierarchiją, pagrindiniai poreikiai yra kokie? Fiziologiniai. Tai jau kai kalbam apie sensoriką, apie refleksus, viskas yra fiziologiniam lygmenį, mums yra labai svarbu patenkinti pirmiausia
va tuos neurosensomotorinius poreikius ir tada keliauti toliau. Tai va, jeigu kalbėt apie kalbinę raidą, tai aišku, vaikas kalba visada. Jo kalba yra ir verksmas, ar ne? Taip. Tai, bet sensoriškai vystantis yra tokie dalykai, kad yra tokia 3 metų krizė vadinama. Tai 3 metų periode vyksta tokia automatizuota, galim taip sakyti, neurogenezė, kai tam tikros sinapsės, kurios mums nereikalingos, jos yra išgenimos ir jau susistovi žmogaus smegenų neuroninis tinklas, toks, koks jis iš esmės galbūt ir liks ateityje, plus minus ten takelių visokiausių formuos. Tai vad kas yra labai svarbu, kad, pavyzdžiui, nėra labai daug tyrimų, bet galima pasiskaityti apie tai, kai kalbam apie sensorinius poreikius, kad kai kurios smegenų dalys išlaiko labai didelį tankumą neuronų ir tai turi sąsają su sensoriniam problemom šito vaiko. Kitas dalykas, aišku, kad kai kurios zonos yra labai stipriai išgenimos ir tada gaunasi, kad tokia kaip ir trūksta tam tikrų neuroninių tų jungčių. Ir kai kalbam apie įvairiapusius raidos sutrikimus, dėl to yra labai svarbu įvairi pagalba, ypač kritiniam laikotarpį. Tai, pavyzdžiui, jeigu kalbinė zona, ar ne, jinai vystosi aktyvioji verbalinė kalba, na, tarsi kaip ir visą laiką, bet vis tiek mes turim galvoti, kad iki 2 metų tai yra ta auditorinė arba klausos zona svarbiausia. Toliau vystosi jau kalbinė zona iki 7 metų amžiaus, bet pikas jos yra maždaug 4-5 metų laikotarpyje, pats didžiausias pikas. Tai va tuo metu mums yra labai svarbu, kuo įvairesni metodai, kurie veda į kalbos vystymą. Tai mes turim atliepti visus sensorinius poreikius, ką vat jūs ir sakot, ar ne, jeigu ramstosi, kas yra. Tai jeigu jūs visiškai atsipalaidavęs ir jums reikia dabar mokytis, nežinau, kvantinę fiziką, tai aišku, kad niekas neįlys į tą galvą, tai lygiai taip pat ir tam vaikui, ar ne, jam reikia spręsti jo amžiaus uždavinį, bet jo sensorika signalizuoja raudoną vėliavėlę, sako, stop, man reikia pagalbos, pirmiausia, atliepti tuos fiziologinius poreikius ir tada aš jau galiu susikaupti. Ir dėl ko mes turim tarkim, na, tą kompleksiškai formuojant pagalbą, mes matom patį geriausią poveikį, nes tada, staiga atsirado kalbinė raida, ar ne, jinai neatsirado šiaip sau. Vaikas natūraliai vysto tą savo kalbinę raidą, bet tiesiog poreikio atliepimas, sensorinės dietos sudarimas, pasižiūrėjimas, o galbūt kažkur ten buvo problemos vystantis net ir patologiniuose refleksuose, ar ne, gal nepakankamai ir judesių koordinacija, motorika, mesgi nesam šiaip sau. Mes formuojam labai sudėtingą organizmą ir mes veikiam labai sudėtingam lygmenį, jeigu galvoti va taip visuminiškai. Tai mums yra labai labai svarbu pirmiausia sensorinius poreikius visus atliepti ir tada jau konstruoti tą pagalbą, bet yra dar toks irgi dalykas, kad jeigu yra labai didelės sensorinės problemos, tai gali būti taip, kad vaikas turi išvystyti augmentinį arba alternatyvų komunikavimo jau būdą. Pertrauksiu, kad jeigu mama klausosi, jinai suprastų sensoriniai, kas tie sensoriniai. Aš turiu dabar vaiką, jis yra jautrus, jis cypia, klykia, verkia, vedu pas logopedą, logopedas ten kažkokias bando jį prakalbinti, ten galbūt einu pas kokį ergoterapeutą ir ten, nežinau, pas psichologą. Ir visi ten kažką šneka, va, sensorinė, ką jie ten lavina, kokią sensoriką? Sensoriniai poreikiai ir sensorinė sistema, galima taip sakyti, kad mūsų centrinės nervų sistemos visi priimami tokie išorės stimulai. Ir kad mes juos tinkamai išrūšiuotume į lentynėlės. Tai jeigu kalbėt apie sensoriką, tai jinai turi tokias 3 dalis, ar ne? Vestibulinį aparatą, tai yra kaip mes sėdim, lenkiamės, vaikštom, miegam, kaip keičiam įvairias kūno padėtis. Jeigu pasižiūrėti į vaiką, kuris turi autizmo spektro sutrikimą, labai dažnai kažkokio tai judesio nėra. Pavyzdžiui, lenkiamojo judesio. Jis negali pasilenkti natūraliai. Palenkit jį per buomą, pavyzdžiui, kažkokį, arba per kineziterapinį volą. Labai dažnai sakys, ne, aš liksiu statiniai padėti, ar ne? Lygiai taip pat, kai matom labai didelį judrumą. Daug juda, vaikas laksto, tai čia yra jo sensorika. Tai čia greičiausiai yra vestibulinis badas ir vaikas... Ir jisai sukasi, arba bėgioja švytuoklės būdu. Taip, arba sukasi aplink save, ar ne?
Kodėl? Todėl, kad jam trūksta vestibulinio impulso, bet jis pasiima jį tuo būdu, kuris jam yra lengviausias, nes jis yra sensoriškai ieškantis. Ir jisai pasiima tai ir mes taip galvojam, aha, jis nori bėgioti, tai gal aš padarysiu kažkokias veiklas, kuris galėtų daug bėgioti ir jisai nusiramins. Ir pamatom, kad po daug bėgiojimo įvyksta atvirkštinis variantas. Jisai pradeda dar daugiau bėgioti, ar ne? Ir sakom, tai kiek jį reikia įkrauti, kad jis išsikrautų. Tai problema yra ne tame, kiek daug tu impulso duosi, o kiek tikslinio judesio. Tai jam netrūksta tiesinių veiklų. Tu matai, kad jis pats tą pasiima. Jam kaip tik reikia judesio keitimo, va to gulimų padėčių, vertimosi padėčių, sakykime, įvairiausių rutuliojimų ir taip toliau, nes jis kažką praleido savo ankstyvoje raidoje ir mums reikia tai patenkinti. Kai tą patenkinsim, pamatysim, emocijos taps ramesnės, dėmesio sukaupimas bus didesnis, geresnis, susikoncentravimas ties užduotim ir taip toliau. Propriocepcinė sistema, va čia yra atskira dalis, ar ne, kuri glaudžiai susijusi su vestibulinė sistema arba, sakykime, mūsų raumenų receptorių priėmimas ir perdavimas į smegenis. Tai čia kaip, man kartais atrodo, kaip traukinukas. Žinot, važiuoja bėgiukai ar ne, neša tą signalą į centrinę nervų sistemą ir kažkur neduok dieve sustoja. Tai dėl to spaudimo gali reikėti daugiau, kad suprastum, kad tave spaudžia. Dažnai vaikai nesupranta savo kūno ribų, dėl to gali neįtaikyti duris, einant užkliūti už stalo, į kitus žmonės, stovėti per arti, pavyzdžiui, arba eiti pro tave, kai atrodo, kad tavęs nėra, ar netiesiai, tu turi pasitraukti. Kita problema, tai va čia ką jūs galbūt ir minėjot, kad, pavyzdžiui, jeigu nukrenta parduotuviai, tai va tie kritimai. Kritimai gali būti irgi kaip būtent propriocepcinio poreikio tenkinimas, kai stipriai trenkiasi arba stipriai šoka ir trenkiasi keliais, pavyzdžiui, kažkur tai. Tai yra toksai nesąmoningas pasotinimas, kai aš jau visiškai tirpstu. Ir jeigu nepatenkinamas tas poreikis, tai tikrai gali parduotuvė ir ištirpti ir tada jau bus šaukimas, klikimas, jau žmogus išėjo iš savęs ar ne, nes tiesiog jam visko per daug ir jisai savęs jau nebejaučia tinkamai erdvėj. Tai vat šitą poreikį tenkinti irgi yra būtina ir būtina atpažinti tuos signalus, nes tai susiję tiesiogiai su dėmesio sukaupimu. Kita sistema, tai taktilinė, tai mūsų jutimai, tai va 12 savaitė, kai mamytė nešioja vaikelį, jau išsivysto šita sistema, pati pirmoji, ar ne, tai viskas, kas susiję su kuo? Su daiktų atpažinimais, tai va ta tokia diskriminacinė arba atpažįstamoji ta sistema, kai tu nematai, bet čiupinėjai kažką, tai ir sakai, va čia yra kankorėžis, ar ne. Tai ir kita yra, kai mes jaučiam, kad mums karšta, šalta, tai ta, kuri mus saugo ir dėl ko mes galim gyventi, ar ne, kad uždėjai ranką ant žvakės 42 laipsniai, tai nesakai, kad tau karšta, tu sakai, man skauda, nes jau tavo receptoriai, nes oda, aišku, didžiausias mūsų organas ir per šitą odą nueina signalas, kad jau yra skausmas, žmogau, trauk ranką, ar ne, tai jau ta gynybinė sistema, jinai mums signalizuoja. Tai va, ir kai mes turim sensorinius didelius poreikius, tai mes dėja turim tokių ganėtinai sudėtingų situacijų. Pavyzdžiui, vaikui lūžo ranka, lūžo koja, atsitiko vidinis kraujavimas, jis nejaučia skausmo. Dėl to, kad propriocepcinė sistema veikia kitu būdu. Reiškiasi, poreikis yra toks didelis tenkinimo, ar ne, kad gali nepajausti, kad netgi ranka yra lūžus ir jisai vaikščio su ta lūžusia ranka, bus šiek tiek ramesnis, bet įsivaizduokit, skausmas vis tiek yra ir jis negali to iškomunikuoti, jisai galbūt nekalba, ar ne. Tai yra labai pavojinga, dėl to tie sensoriniai poreikiai nėra vien tik šiaip savo. Tai yra labai svarbus, aš drįsčiau pasakyti, žmogaus teisų užtikrinimo aspektas, nes tai yra pagrindas tolimesniam vaiko vystymuisi. Tai čia taip ir atsakytų į tą klausimą, kodėl pirmiau turi susitvarkyti visi sensoriniai, kaip čia net pavadinti, ryšiai. Ir tik paskui, aš mėgstu ir sakyti, kad kalba tai yra viršnaitė ant torto. Visi sluoksniai turi susidėlioti, kitaip kalbos nebus. Tiesiog nebus. Taip. Nes dėmesys išsisklaido, išsibūna. Ir kaip ir sakiau, vaikui nebelieka resursų jokių mokytis, nes
kalba atskirai nuo vaiko negali išsivystyti. Tiesiog, Taip. kaip funkcija. Gerai, mes vaikai, bet kad vaikas gerai jaustųsi, kad jis gautų pagalbą, tai be tėvų niekaip. Tėvai yra tie dalyviai, pagrindiniai vaiko gyvenime, ta pagalba, kuri, jeigu ten su ypatingais poreikiais, ar ten jautrus, bet kas nutinka, ar ne, tėvams tai yra čia skausmas didžiulis, jie aišku ieško pagalbos, jie pradeda vežioti, tirti, žiūrėti, kokios vyksta terapijos. Jie pasidaro, kai kada netgi iš darbo išeina vienas, aukoja savo karjerą, kad tik spėtų ten iki 7 ar iki 10 metų, kuo daugiau padėti tam vaikui. O jeigu dar vaikas blogai miega, jeigu jis ten jautrus, jeigu jis ten dar kažką, tai aš manau, kad tėvai gali tikrai nučiuožti emociškai visaip. Ir tada, jeigu jau tėvai palūžta, tai praktiškai kas tam vaikui be padės. Ir aš žinau, kad jūs buvot Belgijoje ir irgi dalyvavote tyrimuose. Ir aš netgi užsirašiau, kad dar tokios buvo Belgijos mokslininkės, nežinau, ar aš teisingai pavardės pasakysiu, Roskam ir Mikolaičiak. Taip. Ir jos aprašo vieną labai tokį įdomų perdegimo požymį tėvų, kai tėvai pradeda emociškai atsitraukti nuo vaiko dėl to, ne dėl to, kad nebemyli, o tiesiog nebeturi jėgų. Ir jūs darėte kažką panašaus Lietuvoje, darėte tyrimą, ar ne? Vat ką jūs... Kažkuom skiriasi nuo belgų tyrimo, mes kokia nors kitokia, gal ištvermingesnė, kaip postkomunistinė šalis, daugiau ištveriam to streso. Ką jūs ištyrėte, kas pasimatė labiausiai? Tai galiu pasakyti, kad lietuviai nieko nesiskiria turbūt nuo kitų, ne tik Belgijos, bet kitų pasaulio šalių piliečių, nes iš tiesų tos sąsajos buvo labai panašios. Ir pagrindiniai gal mūsų tokie radiniai buvo, aišku, tėvystės perdegimas gali ištikti ne tik tais tėvus, kurie augina vaiką su ypatingais poreikiais, bet ir tėvus, kurie šiaip augina vaikus, kurie augina daug pamečiui gimusių vaikų, ar ne? Ir tai mūsų tie rezultatai labai buvo glaudžiai susiję su tais, kurie daryti kitose šalise. Kažkokių didelių skirtumų nebuvo, gal aš tik užakcentuočiau, kad kas tikrai svarbu, kad labai dažnai galvodavom, kad mamos patiria tą tėvystės perdegimą labiau negu tėčiai, bet vis tik tai yra labai panaši statistika, tik galbūt čia irgi kultūriniai tokie skirtumai, kad tėčiai tokie atrodo vizualiai stipresni, bet iš tiesų jausminiam lygmenį tikrai jie išgyvena labai panašius jausmus. O kalbant apie tą atsiribojimą arba tą tokią distanciją tarp vaikų ir tėvų, tai iš tikrųjų toks yra dalykas, kad tėvai, be jokios abejonės, jie turi labai daug rūpesčio, kai augina vaiką su individualiais poreikiais. Ir veiklos pradeda darytis rutinizuotos, tu kaip robotas, robotizuotai, atsikeliu, tą padarau, sumuštinį, sudedu į mokyklą, išlydžiu, ar ten pats nuvežu, ar autobusiukas atvažiuoja, grįžta, dienotvarkė, tas. Ir baisiausia tai, kad savaitgalį dažniausiai irgi lygiai taip pat, nes pavyzdžiui, ką jūs paminėjot, jeigu vaikas miega 5 valandas per parą, tai tėvai miega irgi 5 valandas. Tai jeigu tu miegosi 5 valandas mėnesį laiko, tai tikriausiai retam, kuriam neateitų tas perdegimas, nes tai yra lėtinis stresas, tokio fiziologinio poreikio netenkinimas, ar ne? Tai tos paramos tėveliam tikrai reikia labai daug ir laiko savo, nes tu netgi kartais, aš kaip galvoju, ar ne, tu grįžti po darbo, pavargęs, nusimeti batus, gal tu nori nueiti pagulėti, gal tu televizorių įsijungti. Kartais tu negali to padaryti, nes tavo 120% dėmesio turi būti į vaiką, nes jisai gali įkišti katiną į skalbimo mašiną, jisai gali kažkur tai atsidaryti langą, jisai gali išeiti kažkur tai, ar ne.
Tai tikrai tėveliai, pavyzdžiui, pasakoja, žiema išlipo per langą su šlepetėm ir su naktiniais išbėgo kažkur tai, ar ne, nes gyveno pirmam aukšte. Ir tiesiog tai buvo, aš nuėjau į dušą, aš nuėjau į tualetą, tiesiog, ar ne, paprastų dalykų. Tai va būtent tas lėtinis stresas, jisai kaupėsi ir natūralu, kad tėveliai emociškai, fiziškai, jie pervargsta, jiems reikia tos pagalbos. Ir aišku, tos dienos pasidaro vienodos. Tu visą laiką rutinoj kažkokioj, ar ne? Ir tu tenkini vieną poreikį kitą ir tu visą laiką pamiršti save. Tu pats palauksi. Pirmiausia yra vaikas, ar ne, pagalba ir taip toliau. Aš jokių būdų nesakau, kad pagalbos nereikia ir tikrai reikia. Ir yra tie neurologiniai vystymosi langai, kurie yra labai svarbus vaiko pasiekimam. Bet noriu pasakyti, kad tėveliam pagalbos irgi labai daug reikia. Ir netgi šitos autorės, kai kalbėjo apie tėvystės perteikimą, tai jos aprašė netgi tokį atvejį, kai labai jautrų tokį momentą, kad, reiškiasi, buvo smurto prieš vaiką atvejis, kai perdegimo paseka. Tai aš ką noriu pasakyti, kad tikrai kartais, ką mes matom ar ne, mes nežinom, kas yra giliau, nes pagalbos reikia labai daug tėveliam ir tikrai tų poreikių tenkinimo ir jų, ir to laiko pačiam savo. Gerai, jeigu aš, sakykime, tai čia dar dviese, o tai kiek yra ir vienišų mamų, tėvelių, kurie augina vaiką. Aš jaučiu, man yra negerai, aš jau ar ne, nebesusitvarkau, ką galiu daryti, kur man kreiptis. Pavyzdžiui, ar man dabar taip atsitiktų, aš tikrai nežinočiau, kur kreiptis, nors netgi sukuosi tose vandenyse. Taip. Šiaip, jeigu kalbėt apie tėvystės perdegimą, tai dar 1,5 metų prašom kreiptis į delfinų terapijos centrą. O tai yra nemokama, jeigu taip, dėl tai yra perdegimo? nemokama, taip. Ir mes šiuo metu kaip tik įgyvendinam tėvystės perdegimo tokį projektą, kuris irgi toks mūsų misijinis galbūt, nes turim tokią paslaugą, sakykime, mūsų partneriai Elgesio sprendimai, jie prižiūri ir vaikai ten gali būti tol, kol tėveliai yra pas mus ir naudojasi tą atokvėpio paslaugą savo. Ir tą atokvėpį turim, aišku, kol kas kreipiasi tik mamytės, bet tikrai raginam ir tėvelius atvykti, kur tiesiog mokinam, dirba ir dailės terapeutai, ir sensorikos specialistai, nes sensorika sutrinka ir tėvam, ne tik tai vaikam. Ir fizinio lavinimo tokias užduotis darom, ir atsipalaidavimo technikas, kvėpavimo, ir mokam rasti resursų savo, tai yra susiieškoti tuos resursus per visą tą terapinę programą. Ir turim tokią intensyvę visos savaitės programą, tai labai rekomenduoju tikrai prisijungti ir parašyti ar man, ar į muziejų ir prisijungti prie šitos nemokamos programos, kas yra irgi pirmas žingsnis. Nes tikriausiai projektiniam rėme čia yra mano antroji programa, nes kažkada dar 2003 tikriausiai turėjom tokią irgi tėvystės perdegimo įveikos tokį projektą, kurį irgi gyvendinom Klaipėdoje. Tai tada iš tikrųjų pamatėm, kiek daug pagalbos reikia. Ir, žinot, anketom gali klausinėti daugą, bet kai tos anketos sugrįžta, kad tėvai, nes mes turim validuotą anketą, ar ne, Lietuvoje tėvystės perdegimą, ir kai sugrįžta tos anketos, kad aš esu jau visiškai perdegęs, tai tada tu supranti, kad tikrai tam žmogui reikia labai daug pagalbos, nes tu esi vienintelis, kuris irgi vaiką ir prižiūri, ir augini, ir tu esi pagrindinis ramstis, ir nepadėjęs savo, negalėsi padėti ir vaikui toliau. Taip. Po šio video aš įdėsiu kontaktus, jūs gal pasidalinsit, kur galės kreiptis tėveliai. Ir jau taip sukam į pabaigą, čia ant stalo yra sensorinės dietos kortelės, tai yra jūsų kūrinys, jūsų kažkokia idėja. Aš ieškojau, aš niekur neradau jų nei įsigyti, nei nusipirkti. Ir netgi medžiagos labai mažai, vienos ten kažkokią pristatymo prezentaciją mačiau, kur ten taip truputėlį miglotai pasakoja. Kai esu dirbus su tokiais vaikais, aš įsivaizduoju, bet norėčiau, kad iš savo lūpų jūs papasakotumėt, kodėl dietos? Kodėl dieta?
Taip, iš tikrųjų, čia yra toks labai ilgas tikriausiai metodinis kelias, kol jos atsirado. Nes kažkada, čia turbūt visi tėvai tą pereina, kai, žinot, esi protingas, nori tapti protingesniu, tada eini mokytis, važiuoji kažkur mokytis ir po kiekvienų mokymusi, tai va apie sensorinius sutrikimus, sensorinius poreikius, vystymąsi, raidą, kai baigiau mokslus, mano dukra buvo jau užaugus ir aš tada galvojau, kaip viską daryčiau kitaip. tai va, bet laiko nepasuksi atgal, tai žodžiu, situacija tokia, kad va taip juokingai gal pradėjau, bet iš tikrųjų mintis buvo tokia, kad, žinot, eini į mišką, vis daugiau medžių, kadangi sensoriniai poreikiai buvo tai, ko man visą laiką trūko mano bazai, nes visą laiką konsultuoju ir vis kažko trūksta. Tai čia nėra įrankio. Įrankio, nėra pagrindo, į ką atsiremti. Ir tada, kai, sakykime, baigiau pati neurosensomotorikos mokymus Airijoje, tada jau atsivėrė tokie horizontai ir supratau, kodėl yra vienaip arba kitaip. Ir, žinot, metodikų yra labai daug, va, kaip ir mes kalbame, kas tie sensoriniai poreikiai. Va, čia propriocepcija, vestibulinis, taktilinis, labai visi taip gali protingai pakalbėti, bet ką daryti. Ir man kilo irgi ta pati mintis, o ką daryti, tai čia viena metodika, čia kita. Ir aš galvoju, kaip būtų gerai kaip specialistui, kaip mamai, kaip tėčiui, kažkokį įrankį turėti, kurį pasiimu ir jisai veikia ir aš jį galiu taikyti, jisai nekenkia, jisai yra ilgalaikis, jisai tiks ir po metų, jisai tiks ir po 2 ir taip toliau. Ir tada kilo tokia mintis sukurti sensorinės dietos korteles ir man pasitaikė tokia graži draugystė su Urte Kraniauskaitė, kur yra puikiai dizainerė ir jinai gal galite ir parodyti? Taip, ir jinai sutiko, žinoma, iliustruoti tas korteles ir čia turim iš tikrųjų 42 korteles, kurios ir sudaro va tą mūsų visą sensorinę vadinamą dietą. Aš įsivaizdavau mažesnės jas kažkodėl. Taip, tai kartais žmonės galvoja, kad tai yra kažkokios ar tai kortos, ar kažkas, tai tikrai nėra žaidimo priemonė, tai yra terapinis įrankis. Na ir šitos kortelės, va būtent čia sudėta visa tokia pasaulinė praktika ir įrankiai, kurie veikia tik paprastuoju būdu. Tai yra, aš nesu galbūt specialistas, bet aš matau, kad visa simptomatika sako, ar ne, kad pavyzdžiui, mano vaikas turi vestibulinės sistemos jautrumą, sutrikimą ir panašiai. Tai kiekviena kortelė, va, pavyzdžiui, jūrų arkliukas, ar ne, mes atpažįstam tokį gražų, ar ne, jūros arkliuką. Ir šitose kortelėse jų yra 42 ir matot, tai yra spalvos. Tai spalvos yra pagal sudėtingumo lygį, tai žalia mes žinom, kad yra lengviausias. Taip, geltona truputėlį, sunkiau raudona čia jau čia yra. Kaip šviesoforas. Taip, šviesoforo principu tai yra sunkiausia galbūt įgyvendinti. Na ir kiekviena kortelė turi savo pavadinimą, kuriai sistemai tinka. Ir toliau terapinė nauda, patys patarimai, ar ne, kur galima. Čia kitoj pusėje, taip? Taip, kita pusė vat, yra viskas aprašyta, ar ne, kiekvieną tą taikymą ir instrukcija, žingsniais. 1, 2, 3. Kaip tai reikėtų atlikti teisingai, ar ne? Lygiai taip pat va plekšnė, ar ne, ką mes čia darom ir kad tai yra proprioceptiniai sistemai. Ir tas paveiksliukas, jisai yra toks iliustracinio pobūdžio ir jos yra irgi sukurtos ne šiaip sau, nu pavyzdžiui, tokia labai graži kortelė, silkė pataluose. Tai va, tai ir kaip ją įgyvendinti, tai mes tiesiog matom, ar ne, kaip mes galim atliepti propriocepcinę sistemą, tai galim naudoti tiek žaidybiškai su vaiku, jeigu mes komunikuojam su vaiku, tai visada yra galima skirti 5-10 minučių per dieną ir to užtenka. Dėmesys 100% ir čia ir dabar ir mes atliepiam sensorinius poreikius su gera emocija, tada neuroplastiškumas yra aukščiausiam lygmenį, mes galim ir 80% ar ne, to efektyvumo pasiekti. Ir kas yra irgi labai svarbu, kai, pavyzdžiui, yra sudėtingi poreikiai, kai yra daug sensorinių iššūkių, tai gali tapti dietos dalimi. Sensorinė dieta tai yra stimulų visuma per dieną. Tada jau aišku, galbūt reikėtų truputėlį
pasižiūrėti, kur kokios priemonės atsiranda. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad mes norim, kad elgesys būtų labiau tinkamas, kuo mažiau neigiamo elgesio, kuo mažiau neigiamų emocijų, tada ir perdegimo bus mažiau, ar ne? Tai kodėl taip atsitinka? Todėl, kad įvyksta sensorinė perkrova. Ir kai mes matom, kur mums reikia dozuoti, tai nėra taip, kad jūs dabar nervuojatės ir aš jums duosiu korteles. Jokių būdų. Jokios terapinės priemonės taip neveikia. Jas reikia įvesti. Jeigu vaikas mokosi PEX paveikslėliais, tai aišku, kad jam tada irgi galėtų atsirasti kaip PEXas, kaip laisvalaikio, pavyzdžiui, tokia priemonė ar ne, pasirinkimui, kur galbūt mes atliepsim, pavyzdžiui, taktilinės sistemos ar ne, kažkokius tai poreikius, tai, pavyzdžiui, kompresijas, tarkim, šitą aksilotlio kortelę, ar ne, yra, apskritai tai yra patologinio reflekso Babinskio integravimas, kai negalima paciento liesti. Tai tokia atrodo paprasta kortelė, ar ne, bet mano tikslas buvo, kad per paprastus pratimus būtų galima atliepti poreikius, kurie yra tam fiziologiniam esminiam lygmenį ir kad galėtume duoti tą akstiną ar ne, vystytis toliau. Dabar kodėl jų nėra pirkti, tol kad čia irgi toks galbūt misijinis dalykas, aišku, jas galima turėti, mes turim 4 kartus per metus sensorikos mokymus savo centre ir kas yra svarbu, kad prisijungę prie tų mokymų jie gali gauti ir korteles, nes tikslas būtų, kad tai išeitų su metodiniu mokymu ir kad nebūtų tokio dalyko, kad, sakykime, o jos neveikia ir arba, sakykime, kažką netaip darau, bet darau kažkaip, kaip išeina, ar ne, kad tie dalykai būtų labai tikslus. Tai dėl to mes darom mokymus ir, aišku, specialistų lygmuo yra skirtingas. Jeigu tu esi ergoterapeutas, ar ne, supranti tos sensorinius poreikius, tai be jokios abejonės galbūt užtenka išklausyti ir nemokamą tą kursą sistemoje pas mus, kur galima, sakykime, plačiau susižinoti apie tas korteles. Ir jeigu aš esu ten kokia pradinių klasių mokytoja, kur su medicina nelabai, tai jau man rekomenduotina, o klasėje, sakykime, aš turiu, nes vis tiek, kai dabar tos integracijos yra, ar ne, ir kad aš geriau suprasčiau. Taip, tai tada galbūt lengviausias dalykas, aišku, kreiptis į neurosensomotoriką, tai ar Facebook'o tinklapyje, ar info@neurosensomotorika.lt. Ir tiesiog galima susižinoti, kad artimiausi mokymai, tai šiuo metu, aišku, bus rugsėjį, ir tiesiog prisijungti ir turėti su savim šitą priemonę. O jeigu aš esu mama tokio vaiko, man tiktų tokie mokymai? Be jokios abejonės. Jeigu aš buhalterį tenais, nenoriu, aišku, nieko čia užgauti, eilinis žmogus, floristė kokia. Taip, aš manau... Aš suprasiu tos mokymus. Taip, mes turim tiek pradinius, tiek gilinamuosius mokymus. Dažniausiai tėveliai jungiasi į pradinius ir toliau jau patys nutarė, ar jie nori gilintis toliau, nes tėveliai yra tėveliai. Tėveliai nėra specialistai ir tikslas jų nėra specialistų, nes jeigu tu tapsi dar ir specialistų namie, tu dar daugiau perdegsi. Bet tėveliai, kurie, pavyzdžiui, nori, tai tikrai turėjom dabar 2 mamas šio mėnesio mokymuose, kurios išėjo, žinokit, ant sparnų, nes jos labiau supranta, kas vyksta su vaiku ir tada jom irgi yra ramiau, nes, žinot, kalties jausmo irgi yra labai daug. Aš gal bloga mama, gal aš nemoku kažko daryti ir kai mes suprantam, kas tie sensoriniai poreikiai, mes jau juos padarom apčiuopiamais, ar ne, kad aš skaitau savo vaiko kalbą, ką jisai veikia, kodėl jis taip daro. Tai ir tada jau plečiu savo žinias. Tai jeigu tik tai nori, be jokios abejonės, tėveliai gali jungtis. Įsivaizduojat, kokį jūs čia dabar pasakėt? Viltį teikiantį sakinį. Čia pat pajūrį yra, aš nežinojau, aš tikrai būčiau galėjus daug ir nukreipti, bet realiai nežinojau. Nors atrodo ir įlendu, ir į universiteto puslapį jūsų, kartais pasižiūriu, kokios vyksta konferencijos, kad galėčiau sudalyvauti, bet šito neišskaičiau. Super. Lauksim. Jo, čia labai labai gera idėja. Na, gerai, aš manau, kad aš žinau, kad jūs jau turite ir išlėkti. Taip, bet aš nenoriu išlėkti nepadovanojus jums tokio misijinio gražaus ženkliuko, tai yra mūsų
neurosensomotorikos misijinis ženkliukas Neuroniukas. Ir iš tikrųjų jūs esat pirmoji, kuri šitą misijinį ženkliuką turėsite. Aš aišku irgi jį turiu, bet pirmasis žmogus ir labai džiaugiuosi, kad specialistas, kuris gavo va šitą Neuroniuką. Ir jisai atspindi va, būtent mūsų tą naująjį projektą, kurį mes įgyvendinam, Vaiko balsas be sienų. Jisai finansuojamas yra Atviros Lietuvos fondo ir jis irgi toks yra misijinis, būtent teikti švietėjišką pagalbą apie sensorinius sutrikimus ir sensorinius poreikius, kad mes visi keistume savo požiūrį, kad mes suvoktume, kad tai yra pagrindinės žmonių teisės. Tai va, aš jums jį dovanoju ir busit irgi mūsų misijos nešėja. Būtinai, aš paskui pasidomėsiu plačiau ir galėsiu papasakoti, nes vis tiek mano auditorija tai pagrindė yra arba logopedai, arba tėveliai. Tai va, būsiu ir aš tokia skleidėja. Tai ką, buvo labai smagu. Aš tikrai daug dalykų sužinojau, klausiausi išsižiojus, aš pamiršau visus klausimus, kuriuos susirašiau. Tikrai norėsiu dar kartą susitikti, paliesti dar kai ką kitų kampų arba tos klausimus, kuriuos aš nebespėjau užduoti. Ačiū, kad buvote kartu. Tikiuosi, kad mes pradėsim į kitokius vaikus žiūrėti visiškai kitaip. Parašykite komentaruose, kas jums atliepė. Parašykite, kokių temų jūs dar norėtumėte ir pagal tai aš paieškosiu pašnekovą, kuris apie tai galėtų papasakoti. Iki.